Su naujoju JAV prezidentu turime krūvą pokyčių, kurių didžioji dalis įvyko per pirmąsias 48 valandas ir jie dar nesibaigė. Kaip akcijų rinka reagavo į antrą kartą naują prezidentą? S&P 500 indeksas atspindintis Amerikos plačią JAV rinką, geriausios 500 kompanijų vertę, pasiekė naują aukščiausią tašką 6124 vertę ir užbaigė savaitę ties 6100 riba. Bet pagal didžiųjų bankų ir analitikų prognozes dar jisai augs šiemet iki kokių 6600. Visi gan skirtingai prognozuoja, bet 600, 600, 6600 turėtų būti. Toliau, Trumpas ir juodasis auksas. Nafta. Sausio 20 dieną Trumpas paskelbė planą didinti, o tiksliau išnaudoti maksimaliai įmanomai naftos išgavimo šalyje, netgi apeinant įvairiausius gamtos apsaugos susitarimus, ir tai tikėtina yra viena iš priežasčių, kodėl Amerika traukiasi iš tarptautinio susitarimo kovojant prieš klimato kaitą. Ir naftos ir dujų sektoriai nuo metų pradžios tarytum to tik ir laukia. Yra kompanijų šiame sektoriu, kurių akcijos 25 dienas nuo metų pradžios, per 25 dienas nuo metų pradžios paaugo 13, 16 ir 22 procentais. Tai Coterra Energy, EQT Corporation ir Texas Pacific Land Corporation. Ką Trumpas nuveikė kriptosferoje? Tai, kad buvo paleistas Trump coinas, kurio vertė vienu metu buvo pasiekusi 73 milijardus dolerių kapitalizacijos, tai nebuvo ryškiausias įvykis kriptosferoje. Antrą kadenciją pradėjęs prezidentas šį kartą yra kur kas palankesnis kripto rinkai. Tai, kad Gary Gensler, vadovas institucijos prižiūrinčios priekybą šalyje vadovas, buvo ir yra nusiteikęs prieš viską, kas yra susijęs su kriptovaliutų laisvumu, nėra naujiena, kad jisai buvo nusiteikęs prieš tai, ir tai, kad jisai planavo trauktis iš vadovo pareigų atėjus naujam prezidentui, taipogi nebuvo naujiena. Aišku, lieka klausimas, kiek jisai pats norėjo trauktis, kiek jam tiesiog buvo pasakyta pasitraukti. Tai tik pasikeitus prezidentui ir Gary'ui Gensleriui pasitraukus iš pareigų, Trumpas pasirašė įsakymą skatinantį kriptovaliutų vystymąsi šalyje ir judėjimą link kriptovaliutų rezervų kūrimo. Tai jisai nepasirašė jokio dokumento įsakantį kurti kriptovaliutų rezervą. Labai daug kripto grupių mačiau šitą antraštę, tai truputėlį sutirština čia spalvas. Bitcoinas, aišku, sureagavo teigiamai, kuriam laikui pakildamas iki 105 tūkstančių dolerių kainos, bet vis vien nepramušė kiek anksčiau pasiektos 107 tūkstančių dolerių kainos už vieną vienetą, bet mano ir manau kiekvieno investuojančio ar turinčio Bitcoiną nuomonę ir tikėjimu, kaina pramuš 107 tūkstančius ir augs toliau. Ir čia dar nebaigėme apie pirmąją prezidento savaitę. Trumpas turėjo susitikimą su asmenimis planuojančiais, pavadinkime, paimti dirbtinį intelektą į savo rankas. Tai OpenAI vadovu Samu Altmanu, SoftBank vadovu Masayoshi Son ir Oracle valdybos nariu Larry'u Ellisonu. Ir buvo sutarta pradėti didžiausią projektą skatinantį dirbtinio intelekto plėtrą. Su Trumpu visi projektai yra didžiausi. Projektą užvadino Stargate. Tai minėtų trijų asmenų bus sukurta nauja kompanija, kuri bus užvadinta Stargate, ir buvo nuspręsta, kad projektui bus skiriami 500 milijardų dolerių. Ir minėtos kompanijos, su kurių vadovais buvo susitikęs prezidentas, pradžiai suinvestuos 100 milijardų dolerių ir likusią dalį pamečiui. Šis naujas projektas, kurdamas fizinę ir virtualią infrastruktūrą, sukurs maždaug 100 tūkstančių naujų darbo vietų ir prasidės Teksase, kur jau yra įrenginėjamas 1 milijono kvadratinių pėdų data centras. Tiems, kam yra įdomus investavimas į dirbtinio intelekto sferą, turiu dar vieną pasidalinimą. Prieš kurį laiką dariau video apie nemokamą automatinį investavimą, kopijuojant investicijų valdytojų sudarytus investicijų portfelius, ir pats suinvestavau į dirbtinio intelekto portfelį. Tai sausio 8 dieną suinvestavau ir nuo tada per 17 darbo dienų portfelis yra pakilęs vertė 3,79 procentais. Tai automatizuotas portfelis, kas reiškia mano investavimo paskyroje yra atliekamas kopijavimas. Aš neduodu pinigų kažkam jais naudotis, jie yra mano paskyroje. Jeigu kas jums siūlys tokį dylą, kad maždaug duok mums pinigus, mes jais investuojame ir garantuojame tau uždirbti daug pinigų, tai 99 procentai skemas. Tai tiesiog profesionalių investicijų valdytojų atliekamų veiksmų kopijavimas. Tai kai valdytojai darys atitinkamus veiksmus, pakeitimus portfelėje, mano investavimo sąskaitoje taipogi kis ir turimų investicijų proporcijos. Šiuo metu portfelį sudaro 35 skirtingos kompanijos veikiančios dirbtinio intelekto sektorė, 75 procentai kompanijų uždirba pinigus prisidedant prie dirbtinio intelekto kūrimo ir vystymo, ir 25 procentai kompanijų uždirba pinigus aktyviai naudojantis dirbtiniu intelektu savo versluose. Tai žiūrėsime, kaip šiam portfeliui seksis
pradėjus naują $500 milijardų vertės dirbtinio intelekto vystymo projektą, bet jeigu man reiktų statyti pinigus ant to, kaip seksis šitam projektui ir kaip jisai paveiks visą rinką, aš jau investuoju ir labai galimai padidinsiu investuojamą sumą šiame portfelyje. Tik perspėju, čia nėra investavimo rekomendacija, čia yra mano pasirinkimas, pasitikrinkite patys dirbtinio intelekto portfelio sudėtį, istoriją, rizikas, svyravimą ir valdymą prieš priimant veiksmus ar dar kokius kitus parametrus, kas jums įdomu. Ir pirminė minimali investicija yra $500 ir investicijas galima pildyti $250 inkrementais ir tokiais pat inkrementais išsiimti pinigus arba viską, arba tokiais inkrementais, nes suinvestuoti į 35 kompanijas reikia kiek didesnės sumos pinigų. Po to parodysiu, kaip investuoti ir mažomis sumomis, pradedant $10 eurų. Ir buvau gavęs klausimą, o tai kaip atsimti savo pinigus, jeigu man jau jų reikia, man patenka rezultatai, aš noriu viską parduoti ir mėgautis pinigais, o čia kažkas kitas juos valdo, kaip visą tai padaryti. Tai čia ne koks uždaro tipo fondas, kurių irgi yra, kur neleidžiama parduoti investicijas fiksuotą laiko terminą, kol tiesiog kaip su indėliu panašiai, sakykime, tenkina rezultatai, uždarom portfelio kopijavimą, parduodam investicijas, spaudžiam withdraw ir persidam pinigus į savo banko sąskaitą. Tai dirbtinio intelekto portfelio nuorodą įdėsiu video aprašymę. Tai bendrai paėmus sprendžiant pagal tai, kad S&P 500 pasiekė naują kainos aukštumą ir kad bitkoino kaina laikosi virš 100 000 ribos, investuotojai džiaugiasi naujuoju prezidentu ir jo daromais pokyčiais. Taip pat svarstantiems pradėti investuoti ar norintiems išmokti daugiau apie investavimą yra nemokami 10 paskaitų, 10 valandų profesoriaus analitiko ir investuotojo Peter Martin investavimo mokymai, kurių šiaip vertė yra $2000. Ir buvau gavęs klausimą, kaip tą kainą nustato, nes toks jausmas, kad iš piršto laužta ir internete pilna tokių marketinginių bairių, gauk $1000 vertės mokymų turinį nemokamai. Ir iš tiesų tokių reklamų yra labai daug, tai taip toliau ir panašiai. Įvertinti galima labai paprastai. Jeigu profesorius už mokymus iš žmogaus ima $2000 ir jeigu yra norinčių ir mokančių už jo žinias, turime mokymų vertę. Labai panašiai su vienu iš būdų įvertinti uždarosios akcijos bendrovės vertę, kai tos akcijos negalima pirkti biržoje, nes nėra kotiruojama, uždaroji akcinė bendrovė. Tai kokia kaina naujam investuotojui buvo pasiūlyta įsigyti kompanijos akcijų kainos ir jeigu jisai tas akcijos įsigijo, jam kaina tiko, tai tiesiog akcijos kaina padauginama iš akcijų skaičiaus ir turime kompanijos vertę. Tai jau kažkas siūlo sumokėti atitinkamą kainą už prekę, paslaugą ar verslą, yra gan aiški jo ar jos vertė. O vat ar asmuo sugers mokymų medžiagą ir ar ją naudosi siekiant rezultatų ir gaus tos vertės, vargu, nes dažniausiai jeigu mokymai gauti nemokamai, netaip įdėmiai yra žiūrimi. Tai truputėlį nukrypau, šiuos investavimo mokymus dovanojo šio edukacinio turinio rėmėjas eToro visiems naujai užsiregistravusiems ir atsidariusiems investavimo paskyras, nuorodą rasite video aprašyme. Ir pabaigai investavimo, spekuliavimo mažomis sumomis, rezultatų pasidalinimas ir parodysiu, kaip atrodo pats investavimo procesas. Nuo lapkričio mėnesio kiekvieną savaitę investuoju į amerikietišką trigubos sverto S&P 500 ETF, kuris kopijuoja S&P 500 ir juda vertėje trigubai. Čia to paties S&P 500, kurį minėjau video pradžioje. Tai investuoju kiekvieną savaitę ir kiekvieną savaitę dalinuosi rezultatais. Šiuo metu yra 5 neparduotos investicijos, 3 iš 2004 metų gruodžio ir 2 darytos 2025 metų sausį. Gruodžio investicijos visos vienu kartu prieš kalėdas pakrito vertėje, bet jau beveik atsistatė. Sausio 13 dieną daryta investicija per 10 darbo dienų yra pakilusi 16,6% vertėje ir jai jau yra nustatytas automatinis pardavimas, kuris turi suveikti jos vertei pradėjus kristi, tai turėtų minimaliai būti 10% pelno fiksuota, jeigu staigiai pradėtų kristi šito fondo vertė. Ir tuomet prieš 5 dienas daryta investicija yra pakilusi vertė 2,97%. Dabar parodysiu, kaip galima investuoti mažomis sumomis į kompanijų akcijas ar ETF'us. Aš investavimui mažomis sumomis, kopijuoti kitus investuotojus ir šiam eksperimentui naudoju eToro brokerį. Brokeris netaiko investavimo mokesčių, investuojant į akcijas ir ETF'us. Investuojant į amerikietiškus ETF'us atsiranda spredo mokestis, nes yra naudojami ETF CFD, bet jis nėra didelis apie 0,15% dydžio nuo investuojamos sumos. Tai parodysiu tiksliai kiek vėliau, nes aš būtent ir naudosiu ETF CFD investuoti į anksčiau minėtą fondą, nes neprofesionaliam investuotojui iš Europos tiesiogiai JAF rinkos ETF yra neprieinami dėl reguliavimo, bet prieinami per CFD. Trigubos sverto S&P 500 fondo pavadinimas yra Direction Daily S&P 500 Bull 3X, suvedu jo trumpinį SPXL paieškoje
pasirenku fondą, palaukiu, kol pasikraus, spaudžiu trade, nurodau, kad investuosiu $20. Kaip ir minėjau, mokestis yra apie 0,15% dydžio nuo investuojamos sumos, kas šiuo atveju bus 3 centai. Spaudžiu buy ir va taip atrodo investavimo procesas, ar investuotumėte į akcijas, ar ETF-ų CFD, amerikietiškų CFD, ar į paprastus ETF-us, procesas toks pats. Kiek pakilus investicijos kainai, užstatysiu trailing stop loss funkciją, kuri automatiškai parduoda investicijas fiksuojant pelną, pradėjus kristi investicijos kainai, ir kitą savaitę prie naujienų apžvalgos pasidalinsiu, kaip sekasi šiam eksperimentui. Jeigu planuojate pradėti investuoti arba jeigu jau investuojate, bet dar neturite eToro paskyros, video aprašyme rasite registracijos nuorodą, su kuria užsiregistravus dar gausite $2000 vertės mokymus. Taip pat video aprašyme bus visų minėtų ir ne tik kompanijų, akcijų ir fondų nuorodos, plačiau susipažinti su jais. Čia rasite mano paruoštą step by step eToro registracijos ir naudojimosi gidą. Jeigu norite būti tarp pirmųjų gaunančių naujausias investavimo idėjas ir apžvalgas, spustelkite subscribe ir ant varpelio. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visad pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.